Viena garsiausių šalies krepšininkių Kamilė Nacickaitė, be jokių filtrų. Jaučiausi labai nesaugiai, ypatingai po visų tų komentarų. Tu bijojai gatvę išeiti? Aš labai daug negatyvių žinučių gavau. Apie kelis dešimtmečius trunkančią sėkmingą karjerą. Stadionas išpirktas, gal virš 10 000 gal žmonių buvo mūsų varžybose. Tu iš krepšinio gerai uždirbi. Apie santykius su vyru olimpiniu čempionu ir gyvenimą tarp dviejų šalių. Esam pasidarę savo taisyklę, kad daugiau nei 30-40 dienų mes negalim nesimatyti. Bei Lietuvą sudrebinusi skandalą su Robertu Javtoku. Galbūt Robertas paskambino, nežinau, atsiprašyti, paaiškinti situacijas. Aš jam skambinu. Ką tau Robertas pasakė? Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Sveiki, su jumis laida Jokių filtrų ir aš, Saugirdas Vaitulionis, o šiandien pas mane svečiuose Lietuvos moterų krepšinio žvaigždė Kamilė Nacickaitė. Atviras pokalbis po 2 dešimtmečių svetur įvykusi grįžimą į Lietuvą bei jį aptemdžiusi didžiulį skandalą. Vos 15 Lietuvą palikusi ir siekti mokslų bei karjeros už Atlanto išvykusi Kamilė Nacickaitė šiandien viena ryškiausių šalies krepšinio žvaigždžių. Po 2 užsienyje praleistų dešimtmečių praėjusiais metais ji sugrįžo žaisti į Lietuvą ir prisijungė prie Vilniaus kibirkšties. Į krepšinio aikštelę po gimdymo Kamilė sugrįžo vos po 2 mėnesių, o už tai dėkinga savo vyrui, 3x3 olimpiniam čempionui Dimeo van der Horstui. Ir nors dabar šeima gyvena atskirai, suderinti motinystę ir profesionalų sportą sudėtinga, bet, kaip sako pati, tikrai įmanoma. Kamilė, pokalbį derinom tarp tavo treniruočių namų ir naujagimio Dimio priežiūros auginimo ir visų Dimio darbotvarkių, ar ne? Taip. Kaip tau pavyksta suderinti tikrai aktyvę sportinę veiklą ir krepšininkės karjerą su ta jaunos mamos dabar tuo statusu? Šiaip tai problemų nematau, kai nori, viską gali. Tai kažkaip aš užsibrėžus tokį tikslą, kad ko noriu, tą galiu pasiekti, tik reikia labai norėti ir surasti pagalbos. Nu, čia toks sportinis, žinai, kalbi kaip tikra krepšininkė, viską galim užsibrėžti. Bet realiai iš krepšinio atsinešu tą į realų gyvenimą, nes taip ir yra. Nes, patingėtum, nenorėtum, geriau, aišku, namie pabūti, aišku, norėtum su to vaiku labiau praleisti daugiau laiko, bet mes abu su Dimėjo pasirinkę tokį gyvenimą ir esam pasirinkę tokį gyvenimo stilių, kur negalim kartu dabar kol kas gyventi, nes jisai dirba Olandijoje, aš dirbu Lietuvoje. Tai, sakau, bandom tokius gauti, kaip pasakyti, rasti kitų variantų, kaip. Kai būnam kartu, viskas gerai, bet kai ne, tai reikia ir auklės pagalbos, ir tėvų pagalbos, ir viso ko. Bet išeina kol kas. Mažas vaikas, tos vis tiek nemigo naktų tų yra, o kai ryte į treniruotę. Ir kai reikia jėgų, ir kai, žinai, jau ten, kad šiek tiek ramiau jau nepabūsi, kai reikia rezultatą rodyti. Jo, labai teisingai, bet aš galiu pasakyti, mano vaikas yra nuostabus šiuo atveju. Miegu, kol kas nesiskundžiu, taip yra ten tų naktų, kur... Pabeldžiam, kur čia medis. Tai, aš jau tiek kartų beldžius, nes tiek giriuosi ir galvoju, tikrai prisišauksiu aš tą. Bet iš tikrųjų tai labai gerai miega, man leidžia pailsėti, tikrai, sakau, mano mama anksčiau sakė, kad aš labai gerai miegodavau, tai iš tikiuosi iš manęs tą perėmė, tai ir perėmė. Kol kas čia bus pasikeitimai, aš visą laiką esu pasiruošus, bet kol kas tai tikrai leidžia pamiegoti, atsikeliu ryte, nesu tokia jau pavargus ar kažką. Aišku, visą dieną su vaiku būti ar eiti treniruotę, grįžus treniruotę vėl su vaiku. Nėra taip ir paprasta, bet tai, kai tavo vaikas, tai kažkaip ir lengva, kaip palengvina tą situaciją. Tu į sportą, į aktyvų sportą grįžai, jeigu neklystu, vos po 2 mėnesių nuo Dimi gimimo. Jo. Nebuvo noro pasimėgauti motinystę ilgiau, ne porą mėnesių, o porą metelių, pavyzdžiui. Gerai būtų, kad toks darbas būtų, kur leistų man tiesiog, taip, leistų man gyventi, bet ne, realiai ne dėl to, bet dėl savęs aš labiau norėjau gal... Ką turi minty? Norėjau sugrįžti į savo formą. Norėjau, tarsi vis tiek pagimdai vaiką ir pasikeičia tavo kūnas, pasikeičia psichologija, pasikeičia daug kas pas tave, kaip mama, pas mamą, naująją mamą. Tai gal toksai užsibrėžiau savo tikslą, kad norėjau
būti in shape, kaip sakant, kuo greičiau, nes ateina vis dėlto ir bus sezonas, mūsų sezonas prasideda nuo rugsėjo ir kažkaip bandžiau tą matematiką sudėti, kad aš būčiau spėtum į sezoną iššokti. Jo. Ir tuo atveju atsitiko, kad rinktinė ir mes patekom po 10 metų į Europos čempionatą, labai ilgai lauktas. Aš galvoju, aš esu nusipelniusi būti ten, nes tiek metų ardavom, tiek nebūdavom. Būdavom anksčiau, bet 10 metų tokia kaip sausra. Tai patekom ir aš toksai buvo kaip tokia didelė motivacija man ten patekti. Aišku, savęs nepersispaudžiu, nes esu girdėjęs labai daug istorijų su tikrai nekokiais pavyzdžiais, kad bando grįžti per greitai. Tai aš labai save stebėjau, kad nebūtų kokių komplikacijų. Mano vyras yra mano kaip ir fizinio pasirinkimo treneris, ten turėjau tikrai gerą priežiūrą. Tai kaip sakyt, mane visai parengė gerai. Labai patogu vyrą, tokį turėti namuose, žmoną paruošėm, sutvarkėm. Kartu padirbti reikėjo porą mėnesių, tai nebuvo lengva, kaip sakant. Reikėjo klausyti vyrą labai daug, bet nusileidau. Kaip tavo vyras reagavo į tai, kad tu porą mėnesių ir op atgal prie kamulio, nesakė, kad klausyk, mūsų vaikas, mūsų pirmas vaikas, pabūk namie, skir dėmesį vaikui. Ne, mes abu vienas kitam esame labai supportive, kaip čia dabar. Palaikantis. Jis palaikantis, jo, labai palaikome vienas kitą ir niekada nėra buvę, jeigu mes užsisprim kažko norim, pasisakom, pasikalbam, koks geriausias būtų atvejas mums to daryti ir palaikome vienas kitą 100%. Tai tas vienas iš tokių buvo, sako, jeigu tu nori, darom. Bet sako, nepersistengiam. Tai jisai mano buvo tas kaip ir stabdis, nes aš jeigu labai noriu, tai galiu ir šiek tiek per daug, kaip sakant, o jisai mano toks kaip stabdis. Tai šiek tiek visą laiką vis sugrąžindavo mane, tu turi vaiką, tu turi ramiai ir ta prasme, jeigu tavo kūnas leis, tu grįši ir viskas gerai. Ir jo, mes taip kažkaip, sakau, su tokiu palaikymu ir jis man padėjo ir atsigauti pats. Jo. Jūs dabar gyvenate atskirai, jis Amsterdame, Olandijoje, tu Lietuvoje, Dimis auga čia Lietuvoje. Toksai ne pats lengviausias gal šeimininis variantas, ar ne, ypač auginant labai mažą vaiką. Labai nelengvas variantas, bet mes jį tokį pasirinkom. Nuo pat pradžių sakėm, aš nemesiu savo karjeros, nebent jau atsibos man Kašis. Jisai... Ko gero nenutiks. Dar ne kol kas. Ir tas pats su juo, jisai turi labai gerą karjerą ir vis tiek olimpiadų dalyvavęs ir taip toliau. Olimpinis čempionas, jo, pasigirt galima. Mes tokie, kad ir karjeros sėkėjai, bet ta prasme norim ir kartu gyventi. Tai vasarą dažniausiai mums išeina, kad mes kartu būnam, o po vasaros jau toks dėkingas 3x3 sezonas, kad žiema baigėsi, tai jisai žiemą gali su mumis leisti. O tuo tarpu yra visokie, kaip čia pasakyti, aplankymai. Tai savaitgaliais atskrendam, tai esam pasidarę savo taisyklę, kad daugiau nei 30-40 dienų mes negalim nesimatyti. Tai taip viskas. Bet ir tai yra labai daug. Kaip krepšininkams, sportininkams, gal ne. Taigi, jūs kitur tokiu režimu, kitų kalendorium gyvenate. Visiškai kitaip. Nes ko gero ten įprasta pora, tarkim, pusantro mėnesio, 40 dienų beveik pusantro mėnesio nesimatymui, čia jau toksai, kur būtų red flagas ir jau toksai, kur jau ten galbūt skrybomis jau žvangėtų, kad jau ten mes visiškai atskirai. Kaip jums pavyksta išlaikyti tą santykį būnant atskirai, nes santykiai per atstumą, iš ties toksai ganėtinai rizikingas santykių modelis yra, ir poros būna, kad pameta vienas kitą. Kaip jums pavyksta? Šiaip net nežinau, nuo ko pradėti ar ką pasakyti, nes net tokių nebuvo man susimastymų. Tai dabar susimastyk. Bandau galvoti kažką, nes aš nežinau, mes labai nuo pradžių šiaip susipažinom, kadangi jisai visada Olandijoje žaidė, aš irgi kažkur vis Europoje plavinėjau. O kaip jūs susipažinot? Per 3x3 turnyrą. Pirmą kartą aš dalyvavau turnyrą ir jisai ten buvo su savo komanda ir ten susipažinom jo. Meilė iš pirmo žvilgsnio? Realiai su kaukėm jo. Dar buvo covidas. Jo, oro uoste. Iš pirmo žvilgsnio, realiai. Nes tik žvilgsnis ir buvo. Tik žvilgsnis ir buvo, tai jo, čia toksai jo. Bet man atrodo, gal mes pradėjom, kadangi nuo tos long distance vadinamos ir... Jūs gal net kitaip net nemokėtumėt? Vat galvoju už pradžių, gal nemokėtumėt. Bet aš buvau neščia, dar ir gyvenom kartu, kiek dabar, ta prasme, kad jau gyvenom, ne tik, kad kas mėnesį ar porą tik mėnesių, tai
Jo, po mano sezono Prancūzijoje, gal metus su pusę, mes kartu gyvenom. Ir galiu pasakyti, kad net dar labiau įsimylėjau. Ar čia buvo mano hormonai, ar dar kažkas, net man dar labiau, labai, sakau, man kažkaip dar labiau suartėjom. Tai labai įdomu bus ir laukiu to momento, kada galėsim jau kartu baigę karjerą savo tęsti ir gyventi kartu. O kur baigę karjeras planuojat gyventi? Čia ar, pavyzdžiui, Olandijoje? Amsterdame. Tau vis dėlto Amsterdamas. Aš įsimylėjus Amsterdamą. Fun fact, aš buvau, mano sesė mokėsi Amsterdame, šalia Amsterdamo, aš su tėčiu buvom atvažiavę aplankyti jos ir nuvarėm į Amsterdamą, taip, dieną ir dviem ir iš ten išskridom paskui ir aš atsimenu, tėčiu, sakau, toksai underrated city, sakau, aš čia kaip noriu grįžti, sakau, aš čia kažkada grįšiu. Labai, labai patiko man Amsterdamas ir žiūriu po poros metų, vyras. Ir turiu vyrą iš Amsterdamo. Tai likimas? Likimas. Kažkoks šioks toks, jo. O nesvarstat, kad gal pabandom Lietuvoje mes? Vieną vasarą gyvenom iš tikrųjų Lietuvoje, nes jisai žaidė už kinus. Ir tuo metu pagalvojau, kodėl mangi ne, mums stažuotis vasarą kaip ir Vilniuje. Ir labai patiko jiems Vilniuje. Kaip tavo vyrui Lietuva? Patiko. Kas tavo vyrui patinka Lietuvoje labiausiai? Arba gal kas ir nepatinka labai? Šiaip viskas jam patinka, ta prasme ir žmonės, ir maistas. Ar valgė cepelinų? Valgė cepelinų, cepelinai nepatinka. Bet šaltibaršiai labai patinka. Jau šaltibaršių fanas yra iš tikrųjų. Nežinau, šiaip mes centre gyvenom vasarą, ko geriau Lietuvoje. Senamiestis, Vilnius, vasarą nuostabus. Čia fantastika. Tai jis matė visą tai, ką geriausia. Dabar aplankęs buvo porą mėnesių, buvo čia per žiemą. Tai šiek tiek jau susimastėm gal per niūru, kaip sakant. Iš tikrųjų, tokios šaltos, cepelininiai dangus ir gal sunkiau jam būtų priprasti negu man Lietuvoje. Tai nusprendėm Amsterdame. Kamilė, grįžkim gal į pačią pradžią. Kaip apskritai krepšinis pas Kamilę Šiauliuose nutiko iki tokios, pasaulinės karjeros? Tai buvo taip, kad tėtis atvedė, šiaip tai vežiodavosi Žalgirio varžybas visada į ten Eurolygos, taip toliau ir man labai patikdavo žiūrėti. Ir labai patikdavo ir sako, vieną dieną gal tu nori pabandyti. Sakau, o moteris žaidžia? Aš realiai taip kažkaip pasakiau merginos ar kažkas tokia. Nes gal nebuvo ant tiek daug reklamuojama, gal aš kaip vaikas gal ir buvo tas telekomas ir viską, bet gal pati nemačiau tiek daug jo ir nebuvo taip lengvai gal pasiekiama. Ir aš sakau, tai ir pabandėme tas treniruotes nueiti, labai patiko ir nuo to ir prasidėjo. Ir tada, sakau, kažkaip suėjo 14 metų, sakau, aš noriu į Ameriką, nes mačiau pavyzdžių, kad į Ameriką išvažiavo ir labai užsivedžiau to norą ir viskas, tada tėvams sakau, labai noriu Ameriką ir jie viską padarė, kad aš ten būčiau. Ir tu išvykai beros 15 metų, ar ne, studijuoti į Ameriką. Ir, iš ties svajonių šalis, ar ne, Amerika. Kaip tau pačiai Amerika pasirodė? Tokia pat svajonė, kaip tau ir atrodė, ar buvo to realybės vėzdo šiek tiek? Buvo to realybės tokios sunkios daug, nes aš visų pirma viena 15 metų. Kaip drąsi? Drąsus gal ir tėvai, aš tai drąsi bet man turi, kad tėvai, žinai, leido, dėkosiu visą gyvenimą, kad išleido ir savarankiškumo davė man tas, bet gyvenau ir šeimoje, gyvenau ir bendrabuty, tai buvo visokių patirčių, bet šiaip tai realiai labai patiko, nes dar univerė buvau, tai tas college life, tai toksai kaip linksma, smagu, to pačiu kažką žaidė, tikrai daug pamačiau ir Amerikos, bet kažkada norėjau gyventi, bet kažkaip nebuvo to kabliuko, kad gyventi Amerikoje. Vis tiek norėjau. Neprilipo tavo Amerikos kultūra? Iš pradžių, kol buvau bet kol negrįžau į Europą. Grįžau į Europą ir man tas toksai, aš pasilgau Europos. Yra šalia tėvai, seneliai, draugai. Trūko artimųjų? Trūko šiek tiek, trūko. Tai vis tiek ta Europa taip artimesnė yra, Kad ir ne Lietuvoje, bet kažkur Europoje. Ir tu į Lietuvą žaisti grįžai po berods, net nežinau, čia arti 20 metų kažkur, ar ne? Kiek čia gaunasi? Kiek tu ne Lietuvoje buvai? Tai nuo 15 realiai.
Koks jausmas grįžti į Lietuvą, žaisti kibirkštį? Mano gyvenime buvo toks vienas golas, kad aš tikrai sakiau savo, kad kažkada vieną sezoną grįšiu žaisti Lietuvą. Tikrai. Ir tai pasitaikė geras kaip pasiūlymas iš kibirkšties, tas noras dalyvauti Eurolygoje ir tikrai ne tik Lietuvos lygoje, ir Eurolygoje, Eurokape. Tai mane labai suviliojo, ypač dar būnant po nėštumo, žinau, kad čia Lietuva, arčiau draugai, auklė lengviau susirasti vis dėlto Lietuvoje, tėvai padės ir taip toliau. Tai taip labai susidomėjau šio pasiūlymu ir buvo vienas pagrindinių, kodėl ir aš čia. Kadangi daug kur žaidėjai ir Turkijoje, ir Prancūzijoje, Rusijoje net, man atrodo, žaidėjai, ar ne? Kaip palyginė, ar ne? Vat, kur smagiausia žaisti? Smagiausia? Turkijoje. Kodėl? Aš jau galvoju, grįžo, sakys, Lietuvoje, o ne, Turkijoje. Jeigu kalbam atvirai, tai ne, Turkijoje. Aš kadangi ten tiek sezonų praleidus, man tenais kaip antri namai krepšinio. Ir aš žinau tą lygą, žinau trenerius, žinau žaidėjas. Turi laiko ne tik žaisti krepšinį, bet ir už krepšinio gyvenimą turėti. Tai tas laiko sudaramumas su treniruotėm, su varžybom. Taip. Ir gyvenimas šiaip pamatyti, kažką nuvažiuoti, ar tai, sakau, nuskristi, tenai skrydžiai irgi kas 30 minučių, ten ir kokia Kapadokija ar dar Taip. Kažkur. Tai visur aš ten prabuvus ir tikrai, aš manau, vienas iš tų fainiausių mano sezonų, kiek aš esu žaidus, tai buvo ir Turkijoje, tokių iš patirties. O kažkaip yra toksai šiek tiek, požiūris sklandantis, kad tas moterų krepšinis, vis tiek vyrai pirmus smuikų groja, ar ne, visose krepšinio lygose. Ir tu esi susidūrus su tuo, kad, šiek tiek yra tos diskriminacijos moterims žaidėjams? Tos diskriminacijos, kaip čia pasakyti, visur jos yra tiesiog, mažiau ateina fanų, mažiau palaikyti, gal ir ateina tiek, kad ir toje pačioje Turkijoje ir kažkur taip, bet jų ateina visai daug. Prancūzijoje buvo gal didžiausia tokia erdvė, kaip čia sakyti, stadionas išpirktas, virš 10 000 gal žmonių buvo mūsų varžybose, tai toksai. Tenai stebiu moterų varžybas, čia yra labai daug, ta prasme, 10 000, kad atvažiavo į mūsų, jeigu net daugiau, net nežinau, net kiek tiksliai, į mūsų taurės varžybos Prancūzijoje. Ir tas pas vyrus tiek pat renkasi. Tai toks palyginimas buvo, Prancūzijoje gal kažkas panašiau su to tokiam moterų krepšiniu ir vyrų krepšiniu, būtent iš tos pusės. Jo. Esi turėjus kokių nors tokių rimtesnių fanų? Su dovanom, kokiais pasiūlymais? Labai daug. Nes tu labai graži moteris. O, ačiū. Malonu, ačiū. Šiaip esu daug tokių fanų yra, manau, kad nemažai šiaip jų tokių yra, bet... O, va taip. Ne tik man, bet aplamai. Ir kadangi tikrai aš atsimenu, Rusijoje žaidžiau ir man pirko dovanas, važiavo traukiniu tenais 8 valandas, kad nuvežtų mane į kitą Rusijos pusę, kad padovanot, kitą dieną ateina su iPhone'u man dovanoja, va tokios dovanos. Tu prasme, čia... Aš sakau, jūs nejuokaukite, aš nei tų dovanų negalėjau priimti, nes, ta prasme, neįmanoma. Nes iš pradžių paima, duoda ten kokią pagalvėlę su tavo atvaizdu, ačiū, gerai, kur aš įdėsiu, bet dėkui, galvoju, paimsiu, bet tai paskui prasideda tokios dovanos kaip iPhone'ai, tai ką, taip, šiek tiek freaky. Sakai, kad tų gerbėjų šiek tiek yra mažiau moterų krepšinio nei vyrų. Kalbant apie kontraktus ir apie honorarus, ypač NBA, ar ne, tarkim, vyrų uždarbiai yra kosminiai, absoliučiai milžiniški pinigai, milijonais matuojami. Moterų, ar ne, vis tiek, tavo karjera tikrai labai aukštai šovus. Kaip pas moteris yra su honorarais? Ant kiek jie skiriasi nuo vyrų krepšininkų honorarų? Tai nelabai galima gal kažkiek ir lyginti, čia ir nuo lygos priklauso. Nuo lygos priklauso nuo žaidėjos tipo ir taip toliau. Tai dabar irgi WNBA moteris išsikaravo, kad gautų daugiau už savo sezonus čia vasarą, nes vyrai NBA gauna daugiau ir tie minimumai, maksimumai ir taip toliau.
Tai aš manau, čia tokie dalykai šiaip dėl tokių, kurių reikia kovoti. Tai Amerika viena iš tų tokių pirmųjų šalių, kurios dėl viso to kovoja. Bet ten irgi dviprasmiškai galima suprasti, nes ten ateina daug žiūrovų. Daug žiūrovų žiūri, ten daug palaiko, yra daug social media darbo įdėta. Europoje gal dar nėra tiek daug įdėta į tą moterų krepšinį, bet jis populiarėja ir tikrai daug populiarėja ir kyla labai greitai. Bet nėra gal tiek daug įdėta į moterų krepšinį, kiek galėtų būti. Bet aš manau, su metais jisai vis toliau ir tobulės. Daugiau bus ir žmonių, investicijų ir taip toliau. Tu iš krepšinio gerai uždirbi? Jau, sau gerai. Paprastai. Jau. Gyventi galiu. Po 2 dešimtmečių sėkmingos karjeros užsienyje į Lietuvą sugrįžusi Kamilė netikėtai atsidūrė skandalo epicentre. Viešoje erdvėje nuskambėję legendinio krepšininko Roberto Javtoko komentarai palėtė ne tik ją, bet ir jo šeimą, sukeldami audringą diskusijų bangą. Kalbėti apie šią situaciją sportininkai iki šiol nėra lengva. Tau grįžus kilo nemalonus skandalas su Robertu Javtoku ir viena laida, kur nuskambėjo tam tikri pasisakymai itin asmeniški tavo ir tavo šeimos adresu. Iš to, aišku, išsivyniojo tikrai didžiulis nacionalinis skandalas. Kaip reagavai, kai pamatei tą dalį, kur Robertas Javtokas kalbėjo apie tave ir tavo šeimą? Buvau realiai apšalusi. Buvo sunku suprasti gal, kodėl aš, ką aš padariau jam, kodėl mane į tai iš vis reikia įtraukti, kodėl aš, ką aš padariau, kas čia per nesąmonės. Ir aš tikrai nesupratau, man tas buvo didelis šokas. Tikrai nuoširdžiai aš buvau nesupratusi ir atsimenu, skambinu vyrui ir nežinau, ką sakyti, jis toks mane ramintojas ir aš tokia gal labiau degtukas. Taip. Jo, jis mane ramina ir toksai sako, ramiai, viską išsiaiškinsim. Tai šiek tiek padėjo taip mentally, bet visas tas, kas išsivystė ir taip toliau, tai sakau, man iki šiol negaliu dar patikėti, kad iki to įsivystė iki visokių komentarų Facebook'e ir taip toliau. Sunku buvo, sunkus etapas, tikrai nemeluosiu, psichologiškai sunkus etapas tikrai buvo, nes grįžti į Lietuvą pagaliau po tiek metų atrodo šviežia galva, ką tik gimė Dimė ir kažkaip nori ir tikėti, noriu dalyvauti Eurolygoje, noriu kelti Lietuvos moterų krepšinį. Ir tai, bum, kaip per veidą tiesiai, taip iš tavo klubo realiai, kuris yra dalininkas klubo. Tai jo, buvo nekas. Buvo situacija. O kaip manai, kodėl apskritai tai nutiko? Kodėl apskritai apie tave buvo kalbama ir dar laidoje? Iki šiol nežinau. Iki šiol nežinau, kodėl aš žmogui taip imponavau, aš nežinau. O jūs prieš tai bendravęs su Robertu Javtoku? Ne? Ne. Jūs nepažįstami? Jūs nepažįstami. O po šito viso įvykio, nežinau, tu bendravai su Robertu, galbūt Robertas paskambino, nežinau, atsiprašyti, paaiškinti situacijas? Aš jam skambinau. Tu jam skambinai? Taip. Aha. Ne jis man skambino, aš jam skambinau. Kad pasiaiškintų, kas čia per dalykai. Ir nieko iš to negavau. Ką tau Robertas pasakė? Nieko, nesuprato, apie ką aš kalbu. Taip ir praėjo viskas ir paskui... Bet tu atsiprašymo iš jo nesulaukiai? Tiesioginio tokio atsiprašymo ne. Tiesiog... O jei būtų Robertas tavęs atsiprašęs, galbūt tai nebūtų virta tuo tokiu baisiu skandalu ir tas sniego gniūžteno kalno paleista, kaip, kuo tai virto dabar? Nežinau, kas būtų, jeigu būtų. Kaip sakant, tikrai tos, nežinau net ką pasakyti, nes įsivartė taip, kaip pats blogiausias variantas ir man, ir plamai mano šeimai. Apie mane tai šnekėt, galit šnekėti ir šnekėdavo ir šnekės ir tikrai nesu iš tų, kur palūšiu labai greitai. Bet kai kabina mano vaiką ir mano vyrą, tai man buvo tada jau
man, nemačiau, tiesiog juoda buvo akyse ir negalėjau aš to patikėti, kad kažkas gali minėti apie vaiką, apie kažkokias, kaip patys girdėjo tos komentarus apie vyrą ir taip toliau. Ir sakau, apie mane tai apie mane, bet apie mano šeimą tai... O ką tau vyras sakė, vis tiek jisai, kaip patys sakė, yra tas tavo ramintojas, tavo palaikytojas. Jo. Vat šitoje situacijoje, kaip jis patarė tau elgtis? Daug šnekėjom, bet kaip ką sakė, tai bandė raminti mane pačią, kad aš jausčiau saugiai, nes aš jaučiausi labai nesaugiai. Ypatingai po visų tų komentarų. Ką turi minti nesaugiai? Gatvėje, pavyzdžiui, einant. Tu juokauji, tu bijojai gatvėje išeiti? Aš labai daug negatyvių žinučių gavau. Kokių? Buvo grasinimų, aš visokių iš fake accountų. Bet dėl ko tau grasina? Nes aš Jeftokui dabar, aš negražiai atrodau, kad aš dabar čia faitinus Jeftokui. Nes palėtėjai Jeftoką. Jo. Ir aš labai neigiamų žinučių gavau daug, visokių komentarų apie mano vaiką, apie mano vyrą ir dar tokių, kur nedrįščiau net garsiai pasakyti. Ir aš kuriuose esu nusiskrinšotinus, bet nemanau, kad čia kažkas padės, apdraugiai kažkas sakau man. Aš jaučiausi gatvėje einant su vaiku nesaugiai. Aš gal kokį mėnesį, 2 mėnesius aš neidavau viena į lauką. Aš bandydavau, kad eiti su draugiam, su kažkuom, nes tokių, ta prasme, nelinkėčiau niekam tokioje situacijoje būti, kur realiai tu esi užkabinta iš to situacijos iš nieką ir tave, kaip čia pasakyti, tave užkabino ir tu kalta. Ir dabar aš kalta, nes kažkas kitas pasisakė apie mane, bet aš noriu save apginti ir dabar aš esu kalta. Tai jo, ir tokie, sakau, komentarai, žinutės, diemai, jo, buvo užmutintas Instagramas šiaip ilgam, nes tikrai labai negatyviai. Ir mano vyras gavo daug po vaiko nuotrauko komentarų visokių, kur reikėjo į vis žiūrėti, ar nėra kažką, sakau, kaip taip galima, nežinau. Kaip tu nusprendėjai, ko toliau imtis, kad kažkokie tai skundai teisiniai, kažkokie tai žingsniai. Nebuvo minties, kad palikim taip, kaip yra ir kad čia greičiau tiesiog viskas pasibaigtų? Ne, aš to nenorėjau visiškai pro akis praleisti, nes šiaip aš esu tas žmogus, kur visada kovoju už teisybę ir iki galo ir bandau, kiek galiu, ar tai viena iš tų situacijų, kur tikrai nebūčiau praleidus pro akis, nes taip žmogus negali šnekėti apie kitą žmogų, o ypatingai tavo vienas iš komandos žmonių, kurioje tu dirbi. Mano darbo vieta tenais yra. Ir šiaip sulaukiu daug moterų palaikymo, nes ir kitose sferose moteris jaučiasi kurios negali prašnekėti, negali kažką pasakyti ir labai didelį palaikymą iš moterų gavau, kad būtent mane palaiko ir kad jeigu jos galėtų, jos irgi šnekėtų ir sako, tai tokių minimalių dalykų. Kaip tau atrodo, visas šitas skandalas, kuris išsivystė tikrai iki... Aš nepamenu, kada didesnis, ko gero, krepšinio bendruomenėje skandalas būtų buvęs. Kaip tu norėtum, kad jis pasibaigtų? Kaip aš norėčiau, kad jis pasibaigtų. Realiai norėčiau, kad žmonės prisimtų atsakomybę už tai, ką jie padarė. Už tai, ką jie pasakė ir taip toliau, kad prisimtų tą atsakomybę. O kaip tu tą atsakomybės prisėmimą įsivaizduoji? Kas tai turėtų būti? Kad tavęs atsiprašytų viešai? Ar tai, nežinau, piniginė išraiška, ar dar kažkokia... Ne, čia ne piniguose esmė visiškai. Ir esmė tame, kad yra pažeistas ir mano psichologija, kaip aš atrodau gal kitiems žmonėms ant išorės, einant į miestą ar taip toliau. Tiesiog tokie dalykai yra mano pažeisti ir kaip tu atpirksi po tiek, kad toliau nėra pripažintas tas toksai, kad jo, aš tai pasakiau, aš atsiprašau. Tau reikėtų tiesiog, Roberto, aš esu neteisus tą padaręs. Ta prasme, žmogus tiesiog turėtų, aš manau, prisimti atsakomybę už savo pasakytus žodžius. Ar tai yra eteryje, ar tu atėjai prieš laidą, mes irgi kalbam prieš laidą, po laidos ar kažką, bet tu žinai, kur šnekėti ir taip toliau. Jeigu tau dar paskambintų Robertas Jeftokas ir tavęs atsiprašytų, kaip reaguotų? Nežinau. Beprotiškai daug treniruočių, varžybų ir dabar po laidos atlėksi į varžybas. Taip. Mažas dimis, ar ne, kurį reikia auginti, santykiai per atstumą.
Dar yra toks dalykas kaip buitis. Kas pas jūs ten laiko tuos 4 kampus namuose, nes aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju, kad jūs turit laiko tuose namuose būti. Tai viskas yra gerai, mes kažkaip susitarę esam, kaip tai viską daryti. Ir gal tiesiog dasidėjo gimimas, kur pasunkino tą situaciją vis tiek. Vyras negali būti su savo sūnum dažnai kaip norėtų ir manau, tai yra šiek tiek jam sunku ir gal šiek tiek ir jaučiau tą tokią mini kaltę išsiveždama Dimį į Lietuvą, tiesiog, kad būsim atskirai kažkiek laiko, ne visada, bet vis tiek kas mėnesį ar kažką tokio. Mano vyras yra toks palaiko mane labai, tai jis mane tik varyk, tik daryk, viskas gerai ir dėl to gal labai lengva, nes mes labai vienas kitą palaikom. Tai ir tie namai, ir tie šunys, ir katės yra visi sutvarkyti, viskas yra padaryta, abudu turim kažką veikti. Jisai su šuniuku ir katyte, o aš su Dimiu dabar kol kas. Yra toks dalykas kaip kultūrų skirtumai, ar ne? Vis dėlto jis Olandas, ar ne? Tu Lietuvė. Temperamentai ganėtinai skirtingi. Kuo labiausiai skiriasi lietuviai nuo Olandų? Olandai yra labai į taisyklės žiūri. Tvarka turi būti visur. Ta prasme, pagal taisyklės, pagal viską ir labai kultūringi žmonės. Nesu sutikus Olandijos aplamai, kad jie būtų kažkokie nekultūringi žmonės, kad ir kokį kampą nuvažiuosi. Ir gal aš ten visos neapvažiavus Olandijos, bet vis tiek labai kultūringi žmonės. Nesakau, kad lietuviai nekultūringi, taip, bet jie išsiskiria savo tą kultūrą tiesiog labai. Man tas įstrigo labai, tiesiog einant į gatvę, aš su vežimuku visi traukėsi į šoną, visi sustoja, durys atidarytos, taip ir čia yra, bet tenais tiesiog ekstremaliai. Ir tas taisyklių žiūrėjimas labai. O tu taisyklių žiūri labai? Vidutiniškai, jeigu 80 rodo, tai 85 važiuosiu ir daugiau, gal kartais ir daugiau, bet, kaip sakant, nesu ta tokia, kur labai taisyklių žiūrėtoja, bet ir nesu, kad ne. Dėl ko dažniausiai pasipykstate? Vis tiek labai gražiai kalbi apie vyrą, kad labai palaikytojas, labai geras, bet nebūna namų bėdumų, tai dėl ko jūs pykstate, dėl ko krepšininkai pykstasi? Realiai dabar nežinau, nes tokie, pas mumis pykčiai yra tokie juokingi, kur mes patys nusijuokėm ir sakom, negi mes dėl to pykomės. Tokie, kur verta net pasijuokti iš karto po to minimalūs dalykai, aš dabar net negaliu pasakyti. Realiai. Paskutiniai tikriausiai pykčiai buvo, kai mūsų sūnus susirgo, tai čia buvo prieš naujaką ir mes turėjome važiuoti į Palangą, švęsti tenais ir mes visi taip 3 sergam ir buvo tokių minimalių faitų, bet tenais buvo pirmasis išbandymas, pirmas vaiko sirgimas, pirmas mūsų visų toksai apsirgimas ir viskas blogai, kur tutiutę padėjai, kur kas pampers ar pakeitėjai, per garsiai šnekėjai, vaikas cikels. Tai temperatūra, nurašykime man temperatūros. Taip, nes taip realiai jo, bet nėra, tokie, sakau, juokingi pykčiai būna, kur, sakau, iš karto ir galim pasijuokti, tiesiog nėra kažkokių rimtų. Žinai, aš taip dar klausau tavęs ir karjera sekasi nuostabiai, santykiai puikus, vaikas auga puikiai, atrodo nieko tau netrūksta. Niekur netrūksta. Ar tikrai norėjau klausyti, ko tau iki pilnos laimės trūksta? Iki pilnos laimės, ko trūksta, kad mes visi 3 būstum kartu. Tai to gal trūksta labiausiai, nes vis tiek tai yra didelis mums išbandymas, bet, sakau, mes praeinam kažkaip gerai, nes mes sportininkai visai kitaip žiūri į tą gyvenimą, gal taip pasakyti. Nusistatei tas savo, turi čia eiti, turi daryti ir niekaip kitaip nebus. Šiaip tai viską turiu sūnų, turiu vyrą, turiu gerą gyvenimą su jais, turiu tėvus, senelius, viską, draugus. Kamilė, tai ačiū labai, kad atėjai pasikalbėti į laidą ir mūsų draugai, didžiausias veterinarinių klinikų tinklas 8 Drambliai, siunčia linkėjimų tavo katei ir šuniui. Ačiū labai, dėkoju. Dėkui. Tai tiek atvirų pokalbių šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, o mes pasimatysime lygiai po savaitės. Veterinarijos klinikų tinklas 8 Drambliai. Ir klientui, ir pacientui.